Geri Lietuvos ir Ukrainos tarpusavio santykiai lėmė, kad mūsų šaliai teko itin svarbus vaidmuo padedant Ukrainai rengtis narystei Europos Sąjungoje. Dar visai nesenai mūsų verslo subjektų ir valstybės institucijų įgyta patirtis įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus projektus sudaro prielaidas efektyviausiai perduoti savo patirtį rytų kaimyniai. Europos komisija priėmė sprendimą padėti Ukrainai artėti link euro integracijos ir išskyrė maždaug 600 milijonų eurų tam, kad Ukraina galėtų perimti gerąją praktiką iš naujų ES narių. Tai atsižvelgiant į tai, kad mūsų lietuvių mentalitetas yra pakankamai panašus, mes neturime kalbos barjerų, Lietuva skaitoma yra viena iš pagrindinių partnerių pagalboje priartėjant Ukrainai prie ES. Žemės ūkis užima labai svarbią vietą Ukrainos ekonomikoje. Todėl nenuostabu, kad kaimynus itin domina spartus Lietuvos žemės ūkio modernizavimas, gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerėjimas. Kaimynai mato, kaip Lietuvai tapus ES nare ir pasinaudojus kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama, pasikeitė mūsų kaimas. Visų pirma, tai šiais metais įvyks pagrindinė reforma ir Ukraina pradės dalinti žemes. Tai reiškia, kad privatus verslai galės įsigyti žemės ir pradėti ūkininkauti jau savo nuosamoje žemėje. Šiai dienai Ukraina absoliučiai neturi jokio finansinės, techninės paramos valdymo mechanizmo. Dėl to mūsų agentūros, kurios dirba Lietuvoje, mato ir žino kelius, kaip gali padėti. Nuo visų antra, tai yra geroji agrarinė praktika. Mes esam daug arčiau, sakykime, vakarų, kalbant apie laukų priežiūrą, apie jų teisingą ūkvedybą. Tai visą tai mes stengiamės perteikti per įvairius renginius, seminarus, važiuoja ekspertai iš Lietuvos. Ukrainos žemdirbiams bei žemės ūkio politiką kuruojančių institucijų specialistams savo žinias perteikiantys konsultantai įsitikinę, kad ukrainiečiai gali ne tik daug efektyviau pasiekti gerų rezultatų, bet ir išvengti kai kurių klaidų.